Labas vakaras lietuviško futbolo aistruoliai, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius. UEFA konferencijų lygas startuoja atranka, pirmasis atrankos etapas. Futbolo akademija Šiauliai prieš Talino Levadiją. Estijos čempionate 11 įvarčių. Reikia nešti kamuolį kaip įmanoma toliau. Sumaištis baudos aikštelėje, kamuolys vartuose. Kamuolys vartuose ir štai tokios emocijos iš Estijos komandos pusės. Musaba, 19 Levadijos numeris. Daug šiauliečių apeliacijų buvo dėl galimo žaidimo ranka. Pasižiūrėkime epizodo pakartojimą. Čia proga, 2 prieš 3. Romanovskis. Jo perdavimas, kamuolys lekia virš vartų. VPS klubą. Smūgis, ojojoj, kokia pavojinga proga. Pedro. Perdavimas vienu lietimu. Turas. Nespėja Gustas Baliutavičius. Ir reikalai darosi vis liūdnesni. 2-0 Talino Levadija veržiasi į priekį. Baliutavičius šiuo atveju kaip sulėtinta filmą pasirodė. Pasižiūrėkime situacijos kartojimą. Taip, viskas iš lėto vyko, bet smūgis iš toli. Turas, El Pedro. Stiprus smūgis. Klaipėdos futbolo federacijos vadovas Rimantas Žvingilas, buvęs futbolininkas. Čia epizodas, Baliutavičius. Žiūrovai pasipiktina, kodėl niekas į vartus nesmūgiuoja, bet tikrai nėra taip paprasta. Smūgis. Simoja, perdavimas, smūgis. Aleksandrė. Perdavimas pažemė. Smūgis. Ravykas. Pakeltas kamuolys. Romanovskis atsiduria ant vejos, griebėsi už kojos, žaidimas tęsiasi. Ikauniakas. Čia gal ir paskutinioji proga. Dar įmušti įvartį. Šiauliams viskas, baigėsi rungtynės. Pirmoji dalis, galima sakyti, spektaklio tarp Šiaulių ir Talino Levadijos.